Hotel and Resort priklauso tam pačiam tinklui kaip Ocean Bay viešbutis, kuriame aš gyvenau. Tik čia lyg sakė, kad yra viskas įskaičiuota, to išsiaiškinsim. Toksai kaip ir miestelį, bet ar yra kur išeiti, galėsiu pakomentuoti, tik kai šiek tiek pagyvensiu. Kol kas aplink čia atrodo gana saugiai, lyginant su visa Afrika, su visa Gambija, kurią pravažiavam iš oro uosto. O, ir čia jais tikrai atrodo neblogai. Toks tikrai naujesnis atrodo registratūros plotas. Welcome to Sambit Hotel, best hotel in the Gambia. Come one, come all, yeah? Visi mojuoja, šypsosi. Šalia registratūros pagrindinis restoranas. Ir lauko zona po tokiais tentais. Tvarkingai, baldai tikrai tvarkingi, žmonės aptarnaujantys šypsosi. Bungaliukai. Na va, čia baseinas jau su vaizdu į jūrą. Keturių žvaigždučių šitas viešbutis ir iš tikrųjų nuo Ocean Bay viešbučio skiriasi. Gultai aišku tie patys. Prie baseino dirbtinė žolė, prie Ocean Bay. Aš jas lyginu dėl to, kad tai yra tas pats tinklas, tie patys savininkai. Tuo tarpu ten prie baseino buvo medis. Toks atrodo naujesnis, Ocean Bay autentiškesnis man. Teritorija autentiškesnė, registratūra. Užėjai dešinę, va toksai platesnis paplūdimys. O tai yra toks natūralus. Sun Beach Hotel and Resort viešbučio šeimyninis kambarys. Va tik įėjus turim dvi atskiros lovos, sofa, kambarys tikrai tvarkingas ir panašus į jos sesę ar brolį Ocean Bay, apie kurį aš čia vis kalbu. Jie yra netoliese, tai verta patikrinti vieną ir kitą. Tiek, kad šitas yra su viskas įskaičiuota. Ir miegamasis. Iš miegamo yra įėjimas į vonę. Miegamasis yra su durimis. Vonios kambarys tvarkingas, dušo kabina, kosmetikos nėra, džiovintuvo irgi nematau. Džiovintuvo nematau. Ir čia gera žinia ta, kad yra normalūs kištukai. Ir tikrinu, ar iš vaikų kambario, iš to living roomo yra dar vienas vonios kambarys. Taip, gera žinia ta, kad dar vienas vonios kambarys yra. Taip, kad labai neblogas šeimyninis kambarys. Baseino bariukas, va netgi gyva muzika bus pusė 9 vakare. Ir šalia scena. Prie paplūdimio. Fainas vaizdas. Ir matau įskaičiuota vietiniai gėrimai, vynas, soda, tradiciniai kokteiliai, nu visai kaip ir neblogai. Iki 11 valandos veikia viskas įskaičiuota. Nedidelis ratukas ir grįžtam vėl į temperatūrą, gana kompaktiška, tvarkinga teritorija, namelį yra dar ir iš kitos pusės. Visur gėlės, visur švaru, tvarkinga, kambariai bent tie, kuriuos matėm, tikrai tvarkingi. Teritorija tvarkinga, kaip Afrikoje, wow. Turkijoje ne visi viešbučiai taip atrodo. Tai man patiko, nes dar jisai pakartoju. Egzotinėse šalyse mes neieškom tokių viešbučių kaip Egipte, tokių viešbučių kaip Turkijoje, mes ieškom vaizdo, jausmo. Ir kur fainai jaukiai tvarkingai permiegoti, tai šita vieta yra liuks.